Tradingo industrija jo nekenčia, nes jisai žino, kaip padidinti savo kapitalą per vieną dieną 100x. Tai kai būna tos reklamos, kai į tos XXX puslapius nueina, žinot, su tom tabletėm ir visa kita. Čia gal man tiktų. Nu, netiktų, nes nepadarau tokių aš gainsų, bet 1K į Ethereumą įsimetėm. Tai va, ir peržvelgsim šitą tradą. Tai prieš pradedant, ačiū už laikus, ačiū už komentarus. Jeigu galit, prašau, palaikinkit ir šitą video. Kiekvieną dieną stengiamės, tiksliau stengiuosi padaryti kuo geresnį kontentą, kad jums būtų smagu ir turėtumėt ką pažiūrėti ir atsižvelgti savo tradus taip pat. Sulyginti juos, kaip mes tradinam, kaip aš tradinu, tai tas yra labai smagu. Ir pačiam man smagu pažiūrėti komentarus, pamatyti, kad mums viskas puikiai sekasi. Šiaip vakar prisijungė nauji 4 nariai prie mūsų privačių grupių. Tai pradėjo darbus, pradėjo techninės analizės mokymus, irgi dėl to džiaugiuosi labai. Tai jeigu jūs tai domina, Telegramas Oskaras Trading. Tai va, ir neužmirštam, įmetam laiką. Ir jeigu turit klausimų, kaip visada komentarus skilti palikti. Ethereumas. Geras senas Ethereumas, ar ne? Ai, prieš dar pradant analizę, dar vienas dalykas. Šiaip galėčiau užsimest Bitcoino dominance chartą, bet dabar nebeatsimenu, ar ant weekly, ar ant monthly. Tuoj pasižiūrėsiu telefoną, šiaip galiu pažiūrėti. Ką aš čia šneku ir galiu parodyti ir telefoną. Tuoj sekundę. Palaukit manęs, BCDD. Čia aš ant 2 dienų, bet ne 2 dienų, man reikia 1 month pasižiūrėti. Jo, ant monthly time frame turim mažą rejectioną Bitcoin dominance chart'e. Tai jeigu ta reakcija toliau taip tęsis, turim gražų biką, kuris turėjo daug ką išstopinti. Jeigu mes truputėlį nusileisim bent jau prie PM7, PM6 procentų. Nežinau, reikia pasižiūrėti, palai įsijungsiu dar pas save ekraną, ar matosi. Labai sunkiai matos, bet žodžiu, jeigu kas nors chartinat Bitcoin dominance chartą, tai žinot, apie ką kalbu. Ant monthly time frame gavom rejection. Jeigu gautumėm biškį dar į apačią, gal altai grįž jau dabar, savaitę 2, gal grįž, gal turėsim dar vieną down ir tada alt season, gal galėsim turėti alt season. Būtų labai nice. Aišku, dar anksti čia ką kalbėti, bet kažkokią reakciją jau gavom. Tai tą progą galima ir pasidaryti kažkokių tai įdomesnių longų. Kaip šitas Ethereumo longas. Tai gražiai gap in, gap out, jau šitą žinot. Įlindom ir dabar liko tik tai pereiti visas šitas supply zonas. Supply zona, supply zona, supply zona. Ties kiekvieną supply zoną, kai įlipam, jeigu ją breikinam, galim toliau eiti ir stop lossą perkelti. O iki tol mažas neramumas, kad žiauriai gražų darom čia. Liquidity curve. Likvidumo kreivė, likvidumo laiptai. Ir jūs žinot, kai šitas yra sulaužomas, tai kelelis į apačią labai greitas būna. Būna labai greitas. Tačiau galima tikėtis bent jau gal iki pirmos supply zonos, kad tada eisim ir pažiūrėsim kokią tą reakciją. Pirma supply zona, 2.7 PM8, trigger price, 2.7 PM8, 128 procentai, 1.3. Galima būtų pilną poziciją uždaryti. Pažiūrėsiu, po to susimesiu limitus, bet kol kas dar neskubu. Dar stebiu tik tai reakciją. Bet va, taip atrodo mano tradas. Čia po apačia irgi tokie pasilieka. Šiai būtų labai gražu bent jau pirmą supply zoną pasitempti ir tada perkelti stop loss ir žiūrėti, kas toliau bus. Bent jau pusę pozicijos uždaryčiau ties šitą vietą. Bet jo, pagrindinis dalykas, kad Bitcoin dominance chartas atrodo labai juicy, tai čiut laiko dabar reikia ir
Gal galima savo old bagus jau pradėti pildyti. Nu, pažiūrėsim. Pažiūrėsim, kol kas dar nesu pilnai convinced, bet kažką po biškį bent jau supirkinėti, deployint galima. Tai va, tai pažiūrėsim, kas čia vyksta, bet kol kas šiandien labai pozityvus esu, nesakau, gavau kelis alertus, kad visai nice. Ir šiaip kiekvieną dieną chartinu ir stebiu tą Bitcoin dominance, tai atrodo labai nice. Atrodo, kad šiandien atrodo gerai. Tai va, tai pirmas video apie Ethereumą ir pažiūrėsim, šiek tiek laiko yra dar truputėlį prie savo botų, noriu prisėsti, labai laiko nėra. Tai jeigu dabar nespėsiu, vakare įmėsiu porą video, o jeigu spėsiu, įmėsiu dabar. Tai va. Tai neužmirštam laiko ir jeigu nori kartu su mumis trading, telegramas Oskaras Trading. Tai va.